lapkričio 1 ir pradedam dar vienos šalies aplankymą. Tai šiandien mūsų kelionė į Rygą, kurios lekiam į Maltą, Valetą. Tai va, žiūrėsim, kas mūsų ten laukia. Aišku, reikia daskristi. Tai va. Nu ką, Ryga, mašiniukas priduotas. Sėdėm į autobusėlį. Varysim greitai link oro uosto. Pasileidom sėkmingai, lagaminas vietoj, viskas vietoj, žengsim į Maltą. Liuks. O kaip įdomiai parašyta, viskas, Rolandas Latikinas. Esam vietoj. Pradarykim balkoniuką greitai. Prašau. Temperatūra 22 laipsniai. Baseiniukų yra čia 2, dar kažkur 2 aukščiau turbūt yra ant stogo. Atsikėlėm. Rytas. 8 valandos. Dar nieko nėra prie baseinų. O šilta šiaip labai. Nėra, bet 23 laipsniai. Neblogai. Pusryčiavom viską ir dabarom į Valetą pasivaikščiosim. Pasivažinėsim, pasižiūrėsim, kas Maltoj įdomaus. Oras pasaka, nei karšta, nei šalta. Nuvarom. Pasigavom iki Valetos, išlipom. Nu, dabar žiūrėsim, ką čia pamatyt, kur nueit. Gražu, šilta, oras geras, žmonių daug. Lapkričio mėnesį. Gerai. Užeinam per pagrindinius vartus į Valetą. Žmonių nemažai, pasižiūrėjom į žemėlapį, gatvelių visokiausių yra, įdomiausių. Nu, bus ką veikti. Jau 24 laipsniai šilumos, tai tikrai šilta, karšta beveik. Gražu ir čia esu aplink. Nu, atsiveria vis. O toliau tu gražiau Malta. Valeta ir čia kiti regionai aplink. Kaip įdomiai. Kiek tų laivų čia yra. Ir kruizai, visko čia. Nauji vaizdai iš kitos pusės. Vėl gražu. Pasirodo, čia buvo vienas iš bokštų, kurie gynė įėjimą į Valetą. Va taip. O, ir labai greit užeinam į aukštutinius baraką sodus. Čia irgi labai gražu. Gatvelės irgi tokios fantastiniai siauros ir gražios, su balkoniukais įvairiausiais. Bet čia dar ir šaudymo baterija, iš patrankų šaudo 4 valandą, tai dar turim nemažai laiko. Eisim pasivaikščiosim, tada ateisim pažiūrėti. Vaizdai superiniai. Kažkas įdomaus. Atrodo, tiek šalių jau šiemet aplankėm nemažai ir pasižiūrėjau, ir čia vėl gražu. Atrodo, jau pavargau nuo visų kelionių iš pat pradžių, bet vėl pasilgau, atvažiuoji. Nu, čia labai gražu. Labai gražu. Galima sėdėti ir stebėti viską. Nu ką, užėjom į Maltos bulvarą. Nežinau, kaip jis čia vadinasi. Šiandien sekmadienis, nešaudo patrankos, išeiginė diena.
Einam pasivaikščioti tolyn. Gan įdomi architektūra ir gatvelė įdomi. Paminėta net Napoleonas Bonapartas, matai, buvo 6 dienom atvaręs čia, įdėjo lentelę. O bažnyčioje, kadangi jie labai tikintys, tai mišios vyksta, tai vat, visos bažnyčios pilnos, čia jau antrą mum iš eilės per 100 metrų kažkur. O mes einam toliau, pavėlavom į pradžią bažnyčios mišių ir varom tolyn. Čia visa valeta toks kaip muziejus, kaip architektūrinis paminklas, kur beeisi, bet žiūrim, kas čia medis su plaukais, kažkokiais kasos, va, nutysę iki pat žemės, čia matau, kad pakirpta, matyt, kirpėjus turi, bet, nu, įdomu. Kai be ledų, tai einam ragausim, vietiniai rankų darbo, labai skanūs. Ir matau, After 8 yra, nu super. O, čia reikia užeiti į vidų, nueisim į vidų. Kavinės pilnutėlės, stalai, vienu žodžiu, belenkiek čia tų stalų yra. Žmonių, aišku, irgi belenkiek, bet tai tiesiog. Judesys, aišku, 24 laipsniai, kur tu čia nebūsi. Biblioteka. Turbūt tikrai nieks neina skaityti, kaip matau, bet valgyti visi valgo. Tai va. Naujam. Amarena. After 8. Neblogai, neblogai. Pasiėmėm turą kažkokį su. Taip, dabar varom pažiūrėti valetus. O, pravažiavom, viską, dabar einam pėsčiom, viską aplaką pamatėm. Einam San Paulo katedrą apžiūrėti. Paskui ten tokie laiptai geruliški yra. Tai tenai paskui karo muziejus irgi mačiau labai gražus. Tai po biškį ir judam. Kur yra va tos rankenos padaužimai, tai ir va tokios su delfinais. Fuk, veikia, va, matai. Viskas, nežinau, nieks neteina. Labą dieną. Užėjom tą Švento Pauliaus bažnyčią. Nu, čia įdomi pas jūs ta bažnyčia. Anglų. Keistoka. Bet pamatyti vieną kartą galima. Idėja, jeigu jau kas eisit į bažnyčias kažkada, tai va, yra pagalvėlės tokios. Galima pasisiūt, pasikabinti, savo vietą turi bažnyčia, tukšt. Kelienų neskaudės. A, ne. Čia tas architektūros man įdomios. Tiek daug durų, visos skirtingais numeriais, viena prie kitos tos durys. Aišku, gražus ir balkonai, viską, bet tikrai įdomu, kaip čia jie gyvena. Čia 2 butai matau, o visur kitur po vieną, bet čia į aukštį per 4 aukštus kiekvienas tas butas. Taip norėčiau užėjti, traukiau duris, beldžiausi, bet nieks neįleidžia. Ir einam visur, tokios gražios gatvelės, visur restoranėliai. O čia taip fainai. Įdomiai. Nu, judam tolyn, aišku, dabar dar anksti valgyti. Nu, įdomus tas visas miestas, viską įdomi. Ir va tai, atsidarai, jeigu langą nori įsidžiovinti, ant lango dar viskas pasikabina. Irgi va ir džiūsta. Nu, prašau. Sostinė. Vienas duris. Čia gyvena biški daugiau žmonių, bet va. Iškart Marija yra, laiptai tokie ir čia Anė savo gyvena. Patiniai barako sodai uždaryti, kol kas renovacija vyksta, bet irgi turėtų būti įdomus, jeigu atidarys kažkada. O vaizdas, das ist fantastisch.
Užlipau čia ant kažkokio namo stogo. Buvo atidaryta. Čia gražu. Vaizdelis. Super. Aplinkui. Sekmadienį šiaip mažai kas čia dirba ir trumpai. Bet tai sienos. Storis tos gynybinės. Tai eik tu savo, kokie 2 metriukai. Ir aplinkui taip gaunasi. Bent jau kai čia sakė per tą turą 16 kilometrų. Nu neblogai. Kažkas pastatė šitą miestą. Čia labai daug ką pamatyti nėra. Architektūra tik tai tiek, kad įdomi, bet apleistas miestas, ta architektūra netvarkyta. Tai jinai išlikus kokia yra. Bet kad būtų idealu, tai ne, nėra. Yra ir jau tokių apgriuvusių ir visokiausių, bet nu, vaikštai žiūri ir tiek smagu. Tokie gatvelės, bažnytėlės ir viskas gražiai. Nu ką, atėjo laikas vakarieniai, tai prie nacionalinės bibliotekos atėjom pavalgyti. Užsisakiau triušį. Viską, pilna žmonių. Pažiūrėsim, ką čia atneš per daskonį. Jau lėkštas atnešė starteriui. Ką, triušiukas gabalas toks nemažas. 8 kojas. Čia pica ir ravioli. Nu ką, skanaus, ragaukim. Norėjom, koks įdomus aparatas, nufotkinau su aparatu ir čia iškart spausdina nuotraukas, kaip įdomiai. Geras. Alio. Tai reikia. Dabar pafilmuosiu paveikslus, kurių negalima filmuoti. Bet atrodo, kaip tikrai šviečia šviesos. Kažkas tokio panašaus. Nu, įdomių vietų irgi yra. Paieškomus Maltoj kažkokius tai. Vakarėje saulė leidžiasi, bet tai čia žmonių. Nežinau, nepamenu tikrai, kad tiek būtų daug kažkur tai. Geras. Netikėta. Kaip netikėta. Prašau, Hilfiger, labą dieną. Mes atvykom. Nu, prašau, kaip valeto įsikūręs Hilfigeris. Liuks. Nu, aišku, čia ir išleisim kažką. Vaikščiam po vakarinę valetą. Irgi įdomu. Ieškom laiptų didžiųjų. Greit tikiuosi surasim. Gražus pastatėliai ir vakare. Įdomiai, nu va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 durys. Ir va čia gyvena jie. Ir daugiau, aišku, šitų durų. Laiptų čia min dar belenkiek. Judam. Ne per vidurį laiptukų stojam, tai į viršų pakėlimas toks gražus. Na, dar liko šiek tiek į apačią. Sutemo, vakarėje viską, bet žmonių nemažėja, nei kiek, pilna. Pilna žmonių, jūra eina, bet tos kraštinės gatvelės ištuštėjusios būna. Pagrindinė pilna. Tai va, biškį praleidom, nebuvo šiandien patrankų ir katedra neveikia, bet ryt, ne poryt. Bet dar tada sugrįšim į baletą, nors yra kitų vietų, ką aplankyti. Tai va, judėsim link namų, pažiūrėsim, ką ten dar nuveikt galim. Galvojau, kad neužeisim čia, bet užėjom. Nu, čia tai fantastika. Iš tikrųjų, labai labai. Kokios kunigas ateina.
Visai netikėtai papuolėm į katedrą, tai irgi labai faina. Dabar jau tikrai lėkiam link namų. Nu ir naktinį baletą. Ir čia tie 3 uostai gynybiniai visai gražiai atrodo. Ir mėnulis dangui. Ir viską. Na gražu. Ir palyginus nešalta. Gyvenam San Giulianse. Išlipom centre San Giulianso ir šiot. O, prašau, priėjom prie įspūdingos architektūros pastato. Aišku, iš čia matom tik vieną pusę, bet langai tokie susiaurėjantys ir šiaip pastatas toks labai įdomus. Žiauriai. Čia tokia centras. Ir žmonių pilna, parduotuvės dirba. Įdomu. Veiksmas vyksta. Ir visai ne centras Valetos, o San Džordžas. Gyvūnėliai vietiniai. O, didžiulis. Geras. O čia paplūdimys. Vietinis. Su smėliuku. Nu dabar aišku nieks nesimaudo nakties. Bet žmonių vis tiek yra pilna. Sekmadienio vakaras, aš nežinau, čia vietinių tiek turistų yra čia. Įdomu.